Geroji žinia šiandien skelbiama tai, kad viešpats jisai rūpinasi, kad jo žodis, šiuo atveju, kaip matėte, buvo įnešta ir mūsų parapijoje Biblija, Evangelijų knyga, iškilmingai taip kaip Seno testamento Esdros laikais. Ir viešpats rūpinasi, kad jo žodis ne tik būtų paskelbtas, bet ir užrašytas. Taip kaip žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų, jisai Dievas kalba apie save, apie savo sūnų, kurį mes pažįstame kaip Jėzų Kristų. Taigi viešpaties planas mūsų išganimo istorijoje yra, kad ir mes girdėtą žodį įkūnytumėme, jį ir įsūnytume ir Dievo žodį padarytume savo neatsiejamo gyvenimo dalimi. Todėl, kai pranašas Nehemijas, apie kurį klausėmės pirmajame skaitinyje, 8 skyrius, nuo 2 iki 10 eilutės, ten yra kalbama, kad tam kunigui Esdrai, jam atvėrus knygą, visi žmonės atsistojo. Esdrai pašlovinus viešpatį didingai Dievo, žmonės atsakė Amen, Amen, iškeldami rankas. Tada jie nusilenkė ir pagarbino viešpatį kniūbsčia, parpuldami ant žemės. Jie skaitė iš knygos, iš Dievo mokymo, išversdami tą mokymą ir paaiškindami jo prasmę. Taigi viešpats patikė savo žodį ne bet kam. Jis patikė kunigams. Čia, kaip jis sako, tai, kas yra perskaityta, ne visiems žmonėms yra viskas suprantama. Todėl mūsų kaip to kunigo Esdros tarnystė, mes esame tam ir pašaukti. Mums bažnyčia netgi yra įvedusi prievolę, kad kunigu gali tapti ne bet kas, bet mes privalome baigti studijas, tai ką pasaulyje vadina baigti aukštuosius mokslus. Priminsiu dar tokį labai įdomų dalyką, kad visi pasaulio universitetai, kuriuos mes žinome šiandien vakaruose, tai, galim sakyti, pirmiausiai buvo universitetai skirti ruošti kunigus, dvasininkus, tai yra teologijos, filosofijos mokyklos. Po to šiandieniniai garsus universitetai turi ir kitų dalykų, kaip tikslieji mokslai ir taip toliau. Bet pirmasis uždavinys ir buvo sukūrė mokslininkų grupę išsilavinusių žmonių, kurie galėtų, kai girdi Dievo žodį, kai jis skaito, čia kaip yra pasakyta, jie skaitė iš knygos, iš Dievo mokymo, išversdami tą mokymą ir paaiškindami to mokymo prasmę. Jeigu dabar jūsų paklausčiau, kas iš jūsų skaitėte visą Nehemijo knygą, čia kalbam apie Senąjį testamentą. Nematau rankų ir tai yra natūralu. Žmonės, kad ir Biblijas turi namuose, jie neturi laiko, kada Biblijos skaityti. Tai nieko baisaus, kadangi jūs esat paprasti parapiečiai, sakykime, jūs turite savo pareigas, jūs uždirbate duoną, turite mokytis kitų dalykų ir taip toliau. Tai viešpats ir sako, labai dėl to aš esu jums dėkingas ir džiaugiuosi. Kalbu viešpaties vardu, nes toks mano pašaukimas, kad jūs bent sekmadienį ateinat ir galite išgirsti tikrą, neatskiestą Dievo žodį, ne VBS
šaltiniu patvirtinta tiesa, VBS išversiu, ką tai reiškia, viena bobutė sakė, kad jūsų žinios apie Dievą, apie tikėjimą remtųsi ne žiniasklaida, kuri, kad ir labai mes ją mylim, gražiai atrodo, dėne jinai taip grybą pjauna, liaudiškai tariant, kad net nebejuokinga. Taip pat pasirodo ne tik žiniasklaida, pasirodo ir netgi šiandien mes irgi prisimenam ir visas krikščioniškas denominacijas, pasirodo, kad yra tokių dalykų, kad krikščionys, kurie nėra katalikų bažnyčiai, ten būna visko, kad jie paima ir pradeda iškreipti Dievo žodį. Yra ir tokių atvejų. Tokių atvejų, reikia pripažinti, yra buvę ir katalikų bažnyčioje. Ypatingai, kai yra daromi vertimai, bet čia būtų atskira tema, kada nors irgi turėsim homiliją, apie tai galėsim pasidalinti. Tačiau šiandien, kai mes klausomės Dievo žodį ir kaip šiandien rašo evangelistas Lukas, ten labai tokia gera mintis yra, kai jisai primena, rašydamas Teofiliui, jisai sako, daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusiai žodžio tarnai. Evangelistas Lukas, jisai nėra žydas, jisai yra graikas, yra apaštalo Pauliaus, Petro mokinys, jis tik tai užrašo apaštalų visą mintį, žinias ir greičiausiai jam tai, ką jam padiktuodavo. Ir jisai pamini svarbų tokį dalyką, kad dabartinės Evangelijos, visas Naujas Testamentas, kurį mes skaitome, kuriuo mes ir esame įpareigoti gyventi, jisai būdavo skaitomas iš tokių gabaliukų. Tai yra laiškai, vienas apaštalas parašė vieną pasakojimą apie Jėzų, kaip ten, pavyzdžiui, Jėzus gaudė žuvį arba ten daugino duoną ir taip toliau. Kitas evangelistas dar ką nors parašė, tai būdavo tokie maži gabaliukai. Ir sako, dabar aš, sako, viską ištyriau ir su visu bažnyčios autoritetu, ten apaštalai ne šiaip sau, kad leido Lukui, žinot, jis menininkas yra dabar, padžiazuosiu, žinai. Ne, jie patikrino, Lukai sako, malačius, gerai padarai. Dedam ir gali parašyti dabar visiems. Ir tasai Lukas užrašęs, sako, rūpestingai viską nuo pradžios ištyrė. Nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą. Matot, Dievo žodis reikalauja tvarkos. Dabar kalbu apie Dievo žodį, bet tuo pačiu kreipdamasis į jumis, kurie esate suaugę, didžiau dauguma čia ir esate tėveliai, seneliai, močiutės. Taipgi nematau, kad būtų labai daug paauglių ir mes sakom tokio jaunimo, ne? O ten vienas kitas vaikutis. Tačiau jūs suvokėt, kaip svarbu, jeigu norite savo sūnui arba dukrai pasakyti tiesą arba svarbų dalyką, nuo kurio tavo sūnui arba dukrai priklausys sėkmė arba nelaimė, gyvenimas arba pražūtis. Ar jūs taip neraiškiai arba ką nors suslebezavę pasakytumėt greitomis, kad jisai įsimintų, manau, ne. Kiek žinau, blaiviai mąstantis tėvai, kokie jie bebūtų, jie padaro pauzę, pasikviečia savo sūnų arba dukrą ir sako, sėskis. Vat identiškai, ką daro Jėzus. Sėskis sūnau, sėskis dukra. Noriu su tavim biškį pakalbėti. Jūs taip daro kada nors. Aš žinau, kad šių laikų jauni žmonės, kurie jau ragavę mokslo, ypatingai ragavę interneto, juk jie dabar
turi prieimą prie dirbtinio intelekto, jie galbūt nerangiai jūsų klausys, bet yra tam tikri dalykai, kuriuos jūs turite kaip galę ir galite savo artimiesiems taip pasodinę ramiai pasakyti 1, 2, 3 dalykus. Aišku, jeigu užversite juos visom, kaip sakant, mokymų paklodėm, jie sakys, žinai, tėvai, eik tu gal arbatos atsigerti. Tiesos daug nereikia. 2-3 punktai, kad žmogus įsimintų. Ir tai, ką jūs norite pasakyti, jūs turite pagalvoti, jūs turite, kaip sako, sutvarkyti rišlią kalbą. Labai protinga yra tie tėvai arba mamos, kurie rašote savo vaikams laiškus. Nes Biblija tai yra labai geras pavyzdys, kaip mes turime elgtis, perdudami vieną ar kitą tiesą. Pats Dievas, jisai ir rašo meilės laišką savo sūnui ir dukrai. Biblija kas yra, kaip jums atrodo? Tai visa Biblija yra 72 laiškai Dievo parašyti žmogui. Klausimas, ar mes tuos laiškus skaitom, čia jau kitas klausimas. Tačiau jūs galite irgi išdėstyti raštu ir pasakyti 1, 2, 3, štai čia yra gyvenimas, o visa kita tu sūnau dukra daryk kaip nori, aš savo dalį atlikau. Taigi, Lukas pavyzdys yra, jis ir kaip gydytojas ir išsilavinęs žmogus sutvarko tą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Na ir tada jisai duoda labai taip gražiai tą užrašytą pasakojimą. Ir tada dėsto. Anuo metu Jėzus dvasios galybėje sugrįžo į Galilėją. Na ir toliau pasako, kaip jisai ateina į Nazaretą, į tą vietą, kuriame jisai užaugo, galim sakyti, Jėzaus tėvynė. Kaip gražiai skamba, ar ne? Dievas turi savo tėvynę. O dar būtų nuostabiau, jeigu jungsit fantaziją, bandykit įsivaizduoti tokią dulkelę. Tiesiog reiktų net mikroskopo, kad visatoje atrastumėt planetą Žemę. Ir kai Dievas švenčiausioje trejybėje, taip labai žmogiškai dabar pasakoju, prie stalo kalbasi, šnekučiuojasi ir Jėzus tėvui sako, tėvui, žinai, senokai nebuvau tėvynėj, norėčiau grįžti. Sako, geras, o kur tavo tėvynė, Jėzau? Nu ką tu juokauji, tėti? Taigi pats žinai, kur? Planeta Žemė. O koks adresas? Tai Nazaretas, Švento Juozapo gatvė numeris 1. Nazareto miestelis, valstybė Izraelis. Netgi aiškios koordinatės, įsivaizduojat. Vat Lukas, kuom jis yra nuostabus, jis labai aiškiai pasako, kad Dievas turi tėvynę. Ir toliau, aišku, jisai čia toliau grįžta ir ką jisai daro, jisai 7 dieną, čia aišku, žydai ją vadina kaip šabą, sako, jisai kaip pratęs nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jeigu jūs stebite, kas darosi bažnyčioje, kai žmonės ateina skaityti va čia, iš kur tai paimta? Iš čia. Mes vienas prie vieno atkartojam tai, ką daro Jėzus, ką daro išrinktoji Dievo tauta. Atsimenat, kaip kunigas Ezra įneša knygą ir visi atsistoja. Tai, ką padarėte ir jūs. Mes, kai grojant muzikai, įėjom į bažnyčią, brolis Algirdas įnešė tą gyvenimo knygą ir mes visi buvom atsistoję. Ir jisai atsistojęs perskaitė.
Jam padavė pranašo Izaijo knygą, kam dar yra įdomu, knygos pas hebrajus nėra tos vakarietiškos, kaip mes dabar turim, atverčiau, ne? Jos yra ritinėliai. Ir čia yra, taip ir pasakyta, atviniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta, ir čia dabar šios dienos pagrindinė mintis. Visą tai, ką pasakoju, buvo dekoracijos, nes turiu papasakoti šiandien, nes tikslas toks mano yra papasakoti apie Bibliją, apie Dievo žodį, o dabar to žodžio turinys. Klausykimės. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad nešiau gerą naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Tie viešpaties malonės metai noriu pradžiuginti visus, taip kaip čia Biblijoje parašyta, šiandien išsipildė ką tik girdėti jūsų raštai, tai yra jubiliejus. Pas hebrajus viešpaties malonės metai būdavo kas 50 metų. Mūsų bažnyčia, žinodama, kad ne visi sulauks to jubiliejaus, jį pasmulkino dabar kas 25 metai. Tie, kurie prisimena 2000-uosius, mes šventėme jubiliejaus metus, dabar 2025. Taigi, kad paskelbčiau jubiliejaus metus, pasirodo, juos reikia garsiai įvardinti. Ir dabar Jėzus, jisai ne kažką naujo sukuria, bet viešpats Jėzus, kai skelbia Evangeliją, nes Evangelija tai, ką dabar mes turime, Jėzus laikais Evangelijų knygos nebuvo, buvo tik Senasis testamentas, vadinamas Tora ir pranašai, ten sudėti įstatymas ir pranašai. Todėl jisai pademonstruoja mums, katalikams, krikščionims svarbų dalyką, kad mūsų Evangelija yra statoma ant hebrajų tautos patirties, ant Senojo testamento, ant Biblijos. Tai labai svarbu, jeigu jūs išgirdot. Jeigu neišgirdot, klaidžiosim truputį ilgiau. Ir dabar kur yra geroji žinia, tai kad jisai ištarė žodžiai, kad nešiau gerąją naujieną. Graikų kalboje yra evangelion. Štai kur Senajame testamente pirmą kartą pranašas Izaijas, kad nešiau evangelijom vargdienėms. Dabar toks truputį eiliškumas yra. Žinot, kai kalbam, ką daro Jėzus, aš jums truputį įvarysiu į baimę. Bet tai gerai, nebijokit. Nes, kaip Biblija rašo, Dievo baimė yra pradžia išminties. Jeigu nebus baimės, nebus įtampos, nebus šviesos. Sutinkat su manimi? Taip veikia šviesa mūsų pasaulyje. Taigi įtampa yra kame? Kad ir tu ir aš, mes turime daryti lygiai tą patį. Jeigu tu esi pakrikštytas, tapai kataliku, tau kelio atgal nėra. Iš tavęs bus pareikalauta, o kaip sekėsi tau nešti gerąją naujieną tavo aplinkoj? Ar namuose atsiversdavai gerąją naujieną? Ir čia yra reikalas tame, kad jeigu aš neatsiverčiu, tas žodis yra kelios užduotis tame žodį atsiversti. Pirmas, pats primityviausias žodis atsiversti, tai yra, ką dabar aš padarau, žiūrėkit. Buvo užversta, ne? Va. Taigi pats primityviausias būdas, kurį net vaikučiai mažiniai išsilavinę supranta, tai reikia kada nors atsiversti Bibliją. Jeigu neatsivertėt, neturėkit iliuzijų, kad jūs kažką gyvenime pakeisit. Taip ir liksit VBS šaltinių medžiotojai, besimaitinantis, kuom tik nori, tik tai ne tuo žodžiu.
Taigi pirmas dalykas, kad būtum įgalus nešti gerą naujieną, turi ją atsiversti bent kartą per dieną. Tada, sako, tavo užduotis tokia pat - pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo. Kokį aš išvadavimą belaisviams galiu pateikti, jeigu aš pats esu nelaisvas? Logiškai, kaip gali aklas vesti aklą? Taip yra parašyta Biblijoje, taip sakė Jėzus. Argi ne jie abu parkris? Taigi, aš pats turiu gyventi Evangeliją, tada būsiu įgalus skelbti belaisviams, kaip jie turi gyventi. Toliau, akliesiems regėjimu. Pats nepraregėjęs, pats gyvendamas tamsoje, kaip jūs va dabar, kai jūs įėjot, matėt, kaip buvo tamsu bažnyčiai? Matėt ar ne? Tamsu, ten, kiek aš žinau, kad kiti net užkliūna. Tai esame pakviesti įjungti šviesą, pirmiausiai savo gyvenime. Ir tada, žiūrėk, galėsit pašviesti ir kitam, kur yra rozetė, mygtukas, kad jie įsijungtų. Toliau siuntė vaduoti prislėgtųjų. Kas tie prislėgtieji? Tu esi prislėgtas rūpesčių, baimės. Štai šiandien mes paminėjome vardus brangių jūsų žmonių. Juk jūs esate prislėgti netekties. Jūsų brangų žmonės iškeliavo į amžinybę, argi ne taip? O kaip tu jį paguosi? Psichologiškai? Pas psichiatrą nusiųsi? Užmokėsi kursą psichologui, kad paguostų? Nejuokaukim. Taigi sako, tik tai turėdamas ramybę, turėdamas gerą naujieną, gali apkabinti savo brolių sesę ir pasakyti: brolių sesė, padėtis kontroliuojama, tas Dievas, kuris man leidžia pažinti jį, skelbia. Mano brolis ir sesė nemirė, jis užmigo, mes su juo dar susitiksim. Ir ne drugelio formai, susitiksit akis į akį. Ir, kaip jau minėjau, skelbti malonės metų jubiliejaus. O tai reiškia paleisti visus tuos, kuriuos laikėme nepykantoj, netleidime, tie žmonės, kurie tau buvo skolingi ir tu jiems rodai pagiežą. Bet visus tuos dalykus reiškia, tu būsi įgalus, jeigu, žodelis, jeigu pradėsim atsiversti ir skaityti Dievo žodį. Amen.